Labas vakaras visiems. Mano vardas Martynas ir aš esu alkoholikas. Sveikas, Martynai. Pagaliau atėjo ir naujesni žmonės, tai pasistengsiu dalintis paprastai. Labai norisi prieš pasidalinimą kažkaip tai mintis, kad tas yra, kad kažką tai protingo pasakyti, bet dabar suprantu, kad pagrindinis tikslas yra perduoti žinią, ypač naujiem žmonėm. Tai pradėsiu gal, kaip dažnai pradedama nuo savo vaikystės, kaip buvo, kas įvyko ir kaip yra dabar. Alkoholį atradau būdamas paauglystėje kaip vaistą. Kaip man tada atrodė, tai buvo vaistas. Vaikystėje buvau gana gabus vaikas, bet, kaip ir dažnas alkoholikas, turėjau įvairių baimių, mokykloje nepritapimo jausmo, baimės santykiuose su mergaitėmis, paskui su merginomis. Ir atradus alkoholį, man atrodė, kad baimės dingsta. Baimė, kaltė, gėda dingsta ir bendrauti tampa paprasčiau. Vienas didžiausių alkoholio, kaip man tada atrodė, privalumų buvo, kad tapdavau savekas, savas, ta prasme, su draugais. Pamenu, kaip pirmą kartą išgėrėm, tai jaučiausi priimtas ir priimantis tos draugus, bendrystės jausmą, ko blaivas nejaučiau, kas man būdavo, kai buvau blaivas, kad, jausdavausi tokia atskirti. Bet jau po pirmo gėrimo, pamenu, kaip knygoje mūsų rašoma nevaldomas potraukio fenomenas, tai draugai nuėjo namo, aš likau ant garažo miegot, nušokau paskui nuo garažo, vos neišsidūriau akies su šaka ir ėjau toliau ieškoti. Tai prasme, 13-metis paauglys, paragavęs, prisigėręs alaus, toliau ėjau ieškoti alkoholio, nes, užkabino. Bet jau taip konkrečiau gert pradėjau nuo 14-15 metų. Dar iki 15 metų būdavo sportas, dalyvaudavau varžybose dziudo, važinėdavau po Lietuvą po varžybas, gana būdavo neblogi sąlyginai rezultatai, bet jau 2006, tai yra kai man buvo 15 metų, pradėjau lankytis po diskotekas, šokius, tai sportas pasitraukė antrą planą, atsirado įdomesnių dalykų. Iš tikrųjų man visą laiką norėdavosi, kaip sako, pakalbėti padušam, ta prasme, kad būčiau suprastas. Ir tos diskotekos irgi blaivas visą laiką bijodavau prieiti prie merginų, tik tai išgėręs. Tik išgėręs sugebėdavau tai padaryti. Ir mano alkoholizmas apskritai labai asocijuojasi su santykių tema. Nes nuo jaunystės pat įsivaizduodavau, kad tavo standartinis šablonas, kad jeigu turėčiau panelę, šeimą, ten mašiną, gerą darbą, pinigų, tai viskas būtų gerai. Paskui visą tai peraugo į tokią savęs pateisinimo ir mechanizmą, kad nėra viso to ir gyvenimo nėra ir verta gerti, nes man nepasisekė. Tiesa, alkoholis man nuo 15 iki 18 metų teikdavo tokį kaip ta demo versija būdavo malonumo, kad veikdavo. Nuo 19 metų aš jau pradėdavau važinėti po psichiatrinės ligoninės. Nes baigėsi visos demo versijos, pradėdavau jausti nerimus, depresijas, paranojas ir, pamenu, 19 metų aš jau turėjau psichozę, įsivėlęs irgi buvau į santykius visą laiką pas mane buvo santykiai su vyresnė moterim, su gerokai vyresnė moterim, ten apie 10 metų. Ir kai nieko jau nebesigaudavo, aišku, standartiškai užpilinėdavau savo liūdesį alkoholiu, kaltindavau, kad čia ta moteris taip elgėsi ir galų gale stogą raudavo ir nuo santykių, ir nuo alkoholio, ir nuo pavydo, nuo visų šitų dalykų ir pakliūdavau į ligoninę. Aišku, dėkingumas daktaram už tai, kad apskritai išgelbėjo nuo tų būsenų, galbūt būčiau pražuvęs, bet mano atveju diagnozuodavo ne alkoholizmą bent jau pirmus kartus, o diagnozuodavo tokią lygą kaip bipolinis sutrikimas, tai yra kraštutiniai nuotaikų svyravimai. Paskui jau būdamas programoje išsiaiškinau, kad tai yra tiesiog komplikacija. Komplikacija mano priklausomybės, mano alkoholizmo
narkotikų vartojimą, nu, žolę rūkydavau keletą metų. Ir šalinant priežastį alkoholizmą, lyginasi ir visas tos nuotaikos ir visa kita. Bet man labai buvo patogu kurį laiką būti su tuo bipoliniu sutrikimu, nes tai veikdavo kaip pasiteisinimas, kad man nepasisekė, mane užklupo tokia liga, kuri yra šiaip gana varginanti. Tie nuotaikos svyravimai yra varginantis dalykas. Ir man nepasisekė, todėl aš turiu teisę gerti. Toks gyvenimas man nesėkmingas. Kitiem pasisekė, kiti ten turtingose šeimose gimė ir panašiai, o aš turiu teisę. Bet antrą kartą apsilankius psichiatrinėje, kai jau man buvo 21, tai daktaras ten dirbęs, kuris specializavosi alkoholizmo ir narkomanijos gydyme, jis man pasakė, sako, vaikinė, jeigu tu vartosi, tai pražūsi. Tai, tada dar jaunas ganėtinai būdamas, aš taip per juokus praleidau, kad, čia kiti pražūs, čia kitiem gresia, man tai greičiausiai tai negrės. Bet aš išgirdau tą, kaip dažnas būna alkoholiko elgesys, tą kortą aš įsidėjau atsargai, kad jeigu kad nors prireiks, čia buvo 2012 metai, jeigu kad nors prireiks, tai, žinosiu, kad yra tokie anoniminiai alkoholikai. O kol kas, kol sveikata dar leidžia, tai dar truputėlį pagersiu. Dar nieko baisaus kaip ir nėra. Išeidavau iš ligoninės, gana greitai atsitiesdavau, to labiau gyvenau tokiam Savanorių prospekte rajone, Krasnucho pavadinimu. Tai dar tais laikais, ten būdavo ką veikti. Ten jeigu įtraukdavo, tai iš ten išeiti būdavo nelengva. Atsikeli, nežinai ką veikti ir kojos pačios neša į tas pačias vietas, į tos pačius alubarius, parduotuvės, rinkti tas kapeikas ir kur nors prie laiptų gerti su tais sugerovais. Jo, dėja, bet didžiosios dalies iš tų sugerovų jau nebėra tarp gyvųjų. Tai buvo vyrai jauni pakankamai, iki 30, virš 30 šiek tiek. Aš tokią malonę gavau. Tai bet blaivėt pradėjau, mano kelias blaivybės prasidėjo 2016, tai yra, kai man buvo 25 metai. Gyvenau pagal tą patį standartinį mąstymą, kad man reikia merginos, tada bus motyvacija gyventi, tada bus motyvacija dėl ko stengtis ir man nereikės tada gerti. Ir sutikdavau, tas merginas neilgam, bet ta motyvacija irgi trukdavo neilgam. Bet vėliau geriant, buvo toks atvejis 16, vienas iš paskutinių mano išgerimų, kad ta moteris pasikvietė mane namo su kitais svečiais ir tą vakarą atvažiavęs paragavau pirmą degtinės stikliuką ir supratau, kad dabar bus labai blogai. Dabar bus kažkas tai labai, labai negero. Ir visą tą vakarą gėriau, negalėjau sustoti ir išeiti negalėjau, ir prisikabinęs prie tos moters, ir išeiti negalėjau, ir kas 5 minutės vaikščiau rūkyti. Ir kaip reiškiasi mano tas alkoholinis charakteris. Norėdavau dėmesio nuo moters, norimo dėmesio nesulaukdavau, tada kildavo nevaldomas pavydas, pyktis, toks kaip mažas vaikas, kad nesulauki dėmesio ir pradedi šakotis. Ten žiebtuvėlį mėtyti į tos žmonės, ir taip toliau, buvo labai gėda. Ir pamenu, išėjau į balkoną kitą rytą, nakvojau tam bute ir kitą rytą atsibūdęs rūkau balkone ir tas, kaip knygai parašyta, ger daugiau negaliu, nebetelpa, darosi tik blogiau ir blogiau, negerti irgi negaliu, nes aš nežinau, kaip gyventi blaiviai, nemokėjau gyventi blaiviai ir nežinau, kaip čia būs, jeigu aš negersiu šiandien, net neįsivaizduojama buvo. Ir galvoju, balsas sako, tai šok pro langą. Tai taip veikia ta savęs naikinimo programa, priklausomybė, alkoholizmas. Jo, tai aišku, tuomet ta mergina mane atstūmė, pasakė, kad daugiau man nerašyk ir tada savom jėgom aš 3 mėnesius išsilaikiau blaivus, kaip blaivus, sausas. Ten sporto salės, visa kita, bet per tos 3 mėnesius tai pradėjo raut stogą, ta abstinencija, tai pasireiškia, kad,
kad kilo psichozės būsena. Tiesa, dar po tos istorijos su moterimi, dar po poros dienų aš paskutinį kartą visgi išgėriau su draugu brendžio ir prisiuostam amfetamino. Ir tos visus 3 mėnesius man rovė stogą, eiti, anonimai žinau, kad tokie yra, bet eiti dar nenorėjau, gal čia kažkaip tai pats, gal kažkaip tai praeis. Visi šitie bairiai, sporto salės ir visa kita. Ir galų gale mane Vingio parke vieną gražią dieną tiesiog policija supakavo po 3 mėnesių negerimo. Antrankiais surišo iš galo ir nuvežė į psichiatrinę ligoninę. Tai tuomet pasiprašiau pas tą daktarą, kuris prieš 4 metus mane buvo įspėjęs, kad gerti man pražūtinga. Ir jisai mane nukreipė į anoniminius alkoholikus. Taip jau gavosi, kad šią grupę pagrindinis tikslas aš atradau ne iš karto. Aš iškart buvau nukreiptas ir ėjau į tas grupės, kur į kitokias grupės, tarkim taip, kur aš pirmų metų tikrai sėmiausi vilties, palaikymo, kur galima buvo gražiai pakalbėti, kur paklausydavau, kaip kiti kalba. Ir atrodo, tuo momentu man tapdavo lengviau. Pakalba, lyg tie žmonės kalba apie tas pačias problemas. Aš susitapatindavau, kad ir man tai buvo. Bet tai truko gal pusę metų. Ta euforija, motyvacija. 2019 metais aš supratau, kad man daėjau iki to, kad man reikalinga programa. Iki 2019 metų dar negerdamas alkoholio, aš dar porą kartų lankiausi psichiatrinėse ligoninėse su ta pačia istorija. Ta prasme, mąstymas nesikeitė. Ir kas, kad aš negerdavau? Aš negerdavau dėl to, kad aš tiesiog bijodavau gerti. Aš žinodavau, kad man tai baigėsi psichozėm, ryšimų psichiatriniai prie lovos ir porą mėnesių, ta prasme, ligoniniai. Ir aš jau paprasčiausiai bijau pradėti vartoti. Bet aš veldavausi į santykius, ta prasme. Ir santykiai pas mane buvo vieno tipažo, iš esmės, kad pritraukdavau, tarkim, taip vyresnę truputėlį moterį, kuri būdavo santykių kriziai. Aš pradedu labai nuoširdžiai ją guosti, kad aš palaikysiu, jeigu reikės. Ir galų gale įsižiebė ten tos aistros ir nesvarbu, ar tas santykis būdavo artimesnis ar tolimesnis, bet viskas labai susijaukdavo. Ir aš važiuodavau negeras, blaivas, techniškai, aš važiuodavau vis tiek į psichiatrinę ligoninę. Nes tos būdo ydos, kurios mane viešėjo, tas pavydas, baimė prarasti žmogų, įžeidumas, visa kita, išsigalvojimai, paranoja, tas pavydi paranoja tokia. Nieko su tuo nebuvo daroma ir tai toliau mane sprogdino iš vidaus. Tai 2019 metais atradau pirmą globėją šioje grupėje, pagrindinis tikslas. Pas mane iš viso 3 buvo. Ir pirmą kartą supažindinau mane su programa. Tai nebuvo sąžiningas praėjimas, nes kai aš su juo ėjau programą, aš vis tiek turėjau santykius, dirbau parduotuvėje ir vėl ta pati istorija. Moteris krizėje ir tampa mano meilužė, vyras namie su vaikais laukia, o aš su juo tūsinas. Ir darau žingsnius. Ir rezultatas būdavo vėl tas pats. Psichiatrinė ligoninė. Nekeičiant mąstymo ir elgesio, nieko nesikeičia. Alkoholis tai čia tik ta ledkalnio viršūnė. Vėliau 22 metais antras globėjas, su juo mes dirbom ilgai, apie 1,5 metų. Jo, tai ten daug vargo buvo, ir gerų momentų, visko ten buvo. Dar paminėsiu iki antrojo globėjo, aš esu išbandęs gal 3 psichoterapijas. Aš tikėdavausi pas tą patį daktarą ligoniniai, paskui pas privačius psichologus, psichoterapeutus. Aš tikėdavausi, kad jeigu aš moku pinigus, tai čia 100% padės. Čia kaip mąstymas matydavo, kad 12 žingsnių yra nemokamai, tai gal ne tiek efektyvu, o jeigu aš moku pinigus, tai reiškia, čia bus daugiau efektyvu.
ir čia jau bus kaip ir su garantija, nu, taip galvodavau. Bet istorija būdavo ta pati. Jausdavausi blogai, laukdavau savaitę laiko iki psichoterapeuto, pasinuėdavau, mes tam pakalbėdavom 45 minutės, išeidavau ant euforijos, dar tą dieną jausdavausi neblogai, o kitą dieną aš vėl laukdavau susitikimo po savaitės, kad nu, kada bus tas susitikimas, kad jisai duotų man vilties kažkokios. Tai va, tai nu, ilgalaikiai perspektyvoje tai neveikia, aš nežinau, gal kažkam ir veikia, aš negaliu to teikti, bet man kaip 100% alkoholikui, priklausomam žmogui, man reikalinga 12 žingsnių programa. Nes tos dalinės priemonės nu, nedavė jokios naudos. Taip, nueit pas psichologą jau praėjus žingsnius gyvenant su programa, nieko blogo nematau. Kaip ir minėti ten sportai, visi sveikos gyvensenos irgi yra viskas ok po programos. Bet net virkščiai. O man visą laiką norėdavosi iš pradžių ten, tarkim, sveika gyvensena, paskui truputėlį programa. Iš pradžių sportas, kažkaip tai geriau atrodyti, pasitikėti savimi, o programa biški vėliau. Bet, nu, gyvenimas prie to priveda, būsenos priveda prie to, kad reikia, nu, paimti ir gyventi pagal programą ir prisidės, ir tie kiti dalykai tik padės. Tai va, tai su antru globėju mes ėjom programą 1,5 metų, daug buvo ir gerų atradimų su juo, ir pykčių, ypač debatų santykiuose. Ir, nu, vėlgi, negaliu sakyti, kad 22-23 metais aš buvau visiškai sąžiningas, nes dirbau tokiam darbe, kur, nu, mano metų kolektyvas ir istorija buvo ta pati. Moteris buvo su santykių krizėje, toj vadinamoje, ir pradėjau guosti programiniais terminais. Nu, kad čia, nu, tavo vyrui reikėtų anoniminio alkoholiko, mes pasiruošę padėti, jeigu ką. Ir įgavau pasitikėjimą, tokia, nu, godėjo. Tai, nu, kas paskui vyko, įsimylėjau ir metus buvau, nu, atitolęs nuo grupės. Ta prasme, grupė atbėgu 2 kart per savaitę, kad ištrauktų kažkaip mane iš tų psichozinių būsenų, bet išbėgu iš grupės ir vėl visas gyvenimas apie moterį. Nu, čia yra žiaurus dalykas, kai, ta prasme, santykiai statomi vietoj sveikimo, kai mano vyro atveju moteris statoma vietoj Dievo ir viską, ką darau tam, kad gautųsi santykis. Nu, ta prasme, nu, taip neveikia. Jeigu vat yra programa, tai tie santykiai automatiškai su visais žmonėm po truputį taisosi. Ir pradedant nuo tėvų, su kuo yra labai, man ir šiai dienai nelengva, labai viskas žymiai pagerėja, bet pradedant nuo tėvų, nuo sesers, nuo dukterėčių, nuo ten tėtų, nuo tos vat giminės, nuo santykio su Dievu visų pirma, nuo santykio su savimi, tada jau aš mokausi bendrauti ir su kitais žmonėm, ir su tam pačiom, tarkim, kasininkė mane, ar su tom pačiom tam dailiom panelėm, prie kurių kažkada tai bijodavau prieiti. Nu, visa tai yra procesas ir žingsniai padeda to mokytis. Pasišalinau tos su laiku baimės, su malda, su žingsnių pagalba. Tai va, bet va, tas 23 metais viskas buvo tas pats. Ėjimas žingsniais, vėl tie toksiniai įsimylėjimai, pseudo įsimylėjimai, aš taip vadinu. Ir rezultatas tas pats mane nunešė į praeitų metų pavasarį, mane nunešė vėl į psichiatrinį ligoninę. Neilgam 3 savaitėm, bet, nu, po tos istorijos aš pamačiau, kad blemba, kad aš galiu iš viso, ta prasme, pražūti su tais santykių kūrimais ant sauso. Ta prasme, nu, negert alkoholio, ieškot kažkokių tai, nu, ko aš kaip alkoholikas ieškau. Paguodos, švelnumo, ko ten mama nedadavė, to vat iš vyresnių moterų ieškodavau. Tarkim, giminėjai mane palygindavo, kad ten vat tas vat pusbrolis fainesnis negu Martynas, tai man būtinai reikia surasti moterį, kur su vyru, kad įrodyti, kad aš fainesnis berniukas negu tavo vyras. Nu ir viskas, ir nuneždavo stogą. Ir iškart 24 metais pasiprašiau globos pas 3 globėją. Nu ten taip ant greitų praėjom žingsniais užtvirtinimui, tai prasme, peržiūrėt, ką dariau ne taip. Nu, jo, 3 globėjas taip labai konkrečiai, dalykiškai, nežaisdamas su manim, sakydavo, kaip nori taip daryti, pasakydavo apie pasekmes. Ir, nu, aš supratau, kad
kuo toliau einant laikui aš nebegaliu veltis jau į tokias kažkokias tai avantūras, nes po kiekvieno išėjimo iš psichiatrinės ligoninės atsistatinėti tapdavo vis sunkiau. Jeigu man būdavo 20 metų ir aš ten per porą mėnesių jau skraidydavau, eidavau gerti alūbarį, tai jau po 30 mano atsistatymai, po 27 metų mano atsistatymai trukdavo jau 8 mėnesius. Iš ligoninės išeinu ant vaistų ir man dar reikia atsistatinėti, būti susirinkimuose, būti programai, kad išlipti iš to dar transo. Tai va, tai tiek tos istorijos ir gal apie pačių žingsnis truputėlį, kad ką man reiškia pirmas žingsnis, kad įsitikinau, kad prieš alkoholį bejėgis, ką reiškia bejėgis, labai dažnai kildavo pasipriešinimas. Tai kaip čia bejėgis toks, stiprios valios vyras, bet bejėgis prieš alkoholį. Bet esmė ne tame. Esmė tame, kad alkoholizmas, be alkoholizmo ir visi tokie būdo trūkumai, kaip tarkim baimės, pavydas, pyktis, tai yra stipresnė jėga, daug stipresnė už mane jėga, kuri, kai mane apima, aš nieko negaliu padaryti. Tame ir yra bejėgiškumas. Aš galiu būti valingas kitose srityse, aš galiu imtis ten, sporto, atsakingai dirbti, sveikai gyventi, maitintis, bet kur yra ta stipresnė jėga iškylanti iš alkoholizmo, iš priklausomybės, ten aš visiškai nieko negalėjau padaryti. Ir gyvenimas nevaldomas tame, kad nuo paauglystės turėjau labai daug visokio pseudo svajonių, tai tos tipinės, standartinės. Būti turtingų, nieko neveikti ir gyventi komforto zonoje. Daug pinigų, geros mašinos ir gražios moteris. Ir nieko neveikti. Komforto zona, kaip ir geriant, manęs nelieskit man, kad būtų gera, taip ir, bet nieko neįsipildė. Dėkingas už tai, kad iš vis gyvas likau. Dabar pildosi tiek, kiek aš darau. Tai visų pirma, man dabar aktualiausiai yra toliau sveikti programai. Apie antrą žingsnį dėl stipresnės jėgos. Man reikalingi tie žmonės, kurie eina tuo pačiu keliu. Man nepakako vieno psichiatro, man nepakanka ir vieno alkoholiko, kuris su manim ten pakalbėtų ir lyg ir vienas kitą suprantam, lyg ir problema bendra, bet man nepakanka, man reikalinga grupė žmonių, susirinkimo, dar geriau grupė žmonių, kuri eina 12 žingsnių sveikimo programa, kuri laikosi tos naujos, alternatyvios idėjos, kuri man padeda, kuri yra nedestrukcija, kaip priklausomybė, kuri veda į gyvenimą. Ir man reikia būti su tai žmonėm. Taip kaip sportininkam reikia būti ten su treneriais, kitais sportininkais, ten muzikantam reikia būti su kitais muzikuojančiais, tai man reikia būti su alkoholikais, kurie rado sprendimą šioje problemoje ir kurie sėkmingai sveiksta. Trečias žingsnis – Dievo atradimas, Dievo paieškos. Visą laiką įsivaizdavau, kad atrasiu Dievą ir būsiu kažkokiam tai nušvitime ir, vėlgi, ta pati istorija, kad nieko nereikėtų daryti. Bet Dievo man ieškoti tenka kiekvieną rytą, nes ryte aš dažniausiai atsibundu jau tokioj striginėjančiai būsenoj ir man geriausiai yra pradėti nuo dvasinių įrankių, nuo maldos kaip minimum. Paskui ten šalti dušai, visa kita ir pabiški diena dėliojasi. Ketvirtas žingsnis įdomus momentas, dariau jį sąžiningiausiai turbūt paskutinius 2 kartus dariau, su paskutiniu globėju. Išrašiau apie 1000 žmonių, situacijų, visas tas baimės, pavydus ir papildomai dar reikėjo išrašyti, kai jau grįžau iš psichiatrinės ligoninės vasarą, anų metų, tai metus laiko, kas su manim vyko tam darbe, kur aš vėl įlindau į tos pseudo įsimylėjimus. Tai, kiekvieną pavydą, kiekvieną pyktį, kiekvieną baimę, kiekvieną iliuziją, visą tai reikėjo fiksuoti ir už viską melstis. Gal ypač naujokam atrodo, gal čia religingai atrodo, bet
nu, tai ne apie religiją, tai apie dvasingumą. Ir man tai vienintelis kelias, kuris tikrai veikia. 5 žingsnis tai yra su globėju ar kitų alkoholikų aptarti tai, kas slegia, tai, kas mano atveju, kaip aš dariau. Jo, po tų istorijų labai daug buvo vidinių slegiančių dalykų, teko pažvelgti ir į vaikystę, ir į tos praeities santykius, ir į paauglystės santykius, kas, nu, palikdavo labai tokią gilę žymę kažkada tai. Ir viską aptarti, apie viską pašnekėti, aš to žmonės pasimelsti. 6-7 žingsnis, tai yra pasiruošimas ir prašymas aukštesnės jėgos dėl būdo ydų šalinimo, ne? Tai, nu, čia kiekvienai dienai. Čia tik tai didžiojo knygai, man pirmą kartą, kai jau žingsnis, man atrodė, kad maža pastraipėlė, galima perskaityti ir kaip ir ją pamiršti. Bet va čia ir momentas, kad va, mano alkoholizmas susideda ne tik iš to zacepo, ne tik iš to nevaldomo potraukio, o ir iš mano būdo ydų. Tai yra, aš vaikystėje, nu, turėjau tam tikrą būdo savybių rinkinį, tiek gerų, tiek blogų. Gal ne taip stipriai išviešėjusi, bet kai pradėjau ragauti alkoholį, kitus narkotikus, tai tos būdo ydos labai pradėjo progresuoti. Ypač pavydas, visokie ten apkalbinėjimai, įsibaiminimai, nevaldomas pyktis. Nu, tai trukdo iš esmės, tai trukdo gyventi ir vien tik mes gerti, tai, nu, jos niekur nedingsta savaime, vien tik patraukus butelį. Mano atveju butelis dingo, nes aš jau su buteliu jau, nu, toliau nebegalėjau, jau gyvenimas buvo pragariškas ir nu, ant išlikimo. Mane klasiokės matydavo, kai man buvo kokių 20 metų, prie kiosko ir man paskui parašydavo: Martynai, mes tave matėm prie kiosko su bomžiais, ką tu ten veiki? Ai, čia toks atsitiktinumas, sakydavau, čia taip pasitaikė, kad tiesiog sutikau pažįstamus, su jais atsigėriau ir, nu, ir va, taip ir buvo. Ir 8 žingsnis pasiruošimas. 9 žingsnis tai yra sudarimas žmonių, kuriems esu pakenkęs. Tai tiek 2, tiek 3 globėjas buvo suskirstyti į tokias kategorijas, kad svarbiausi žmonės, paskui ten, kurie truputėlį vėliau, paskui materialinės žalos. Ir teko daryti. Šiai dienai liko dar porą nepadarytų materialinių žalų. Ir, nu, tikiuosi, kad greit atliksiu. Tai kol kas dar nepadaryti, ne iki galo. Ir 9 žingsnis, tai irgi toks įdomus momentas. Norisi, darant 9 žingsnį, man visą laiką, kad mano būsena pagerėtų. Ir tai yra kaip toks šalutinis poveikis, padarai 9 ir automatiškai kai kurie tokie akmenys nukrenta. Manau, nebesijauti ten tokių vagių, nebesijauti tokių paleistuvių ir melagių, nes, nu, atitaisai tas skriaudas. Tai gal lengviausia būdavo su tetom. Iš pradžių pas jas ir eidavau, nežinodavau, kad paglostis, nu, pasakys, kad va, šaunuolis ir atleis. Bet būdavo tokių momentų, kad ir, tarkim, pas vieną tetą eidavau su tikslu daryti 9, paskui susipykdavau ir gaudavosi dar didesnis 9. dar labiau išsakyta ten visko, apmaudu ir viso kito. Ir nutekdavo dar eiti. Ir vat, viena iš tokių tetų jau yra mirusi prieš keletą mėnesių. Tai labai reikėjo kantrybės, nes tai buvo žmogus, kuri niekada neturėjo vaikų ir jinai nuo kūdikystės, nu, bandė mane ten auklėti, padėti, tarkim, tai mamai. Tėvas labai pyko dėl to ir taip toliau. Ir, nu, va, Dievo malonė. Aš eidamas pas tą tetą kiekvieną kartą melsdavausi, kad Dieve, padėk man, nu, sudėk nuolankumą, padėk priimti žmogų, koks jis yra. Ir paskutinis jos gyvenimo gal keletą mėnesių, nu, mes tikrai be pykčių bendraudavom. Ir vat, paskutinis susitikimas buvo toks, kad gražiai atsisveikinom ir viskas. Bet vėlgi, nu, tai yra procesas. Kartais mane vėl sukyla pyktis, ypač vat, tai tetai, kad blemba, kad ko jinai kišasi į tą auklėjimą,
pridarė reikalų, ir vėl tenka imti arba atleidimo maldą, arba rašyti 4 žingsnį, ir melstis už tą mirusį žmogų, žvakutes statyti. Tai va, 10 žingsnis, apie 9 dar buvo tokių įdomių atvejų, tarkim, su kai kuriom parduotuvėm. Buvo momentas tokioj buitinės technikos parduotuvėje, kur prieš 18 metų pavogiau mobilųjį telefoną, dar mygtukinį tais laikais. Tai nuėjau su atitinkama šiai dienai eurų suma, pakalbėjau apie situaciją, sako, viskas gerai, sako, jūs tik tai parašykit, sako, prašymą, už ką jūs mums pateikėt tuos pinigus, kad tai neatrodytų kaip kyšis. Tai taip ir parašiau, aš, Martynas, toks, perduodu tam centrui tokią sumą už tai, kad 2008 metais pavogiau Samsung mobilųjį telefoną. Viską kaip yra, taip ir išdėšiau ir žmonės liko patenkinti. Palaimino už gerą poelgį. Jo, didelė dovana yra tai, kad su tom moterim, su kuriom buvo tas ar artimesnis, ar tolimesnis ryšys, 9 irgi padarytas. Ir darytas ir praėjus ir keletą metų, tarkim, ta moteris, kur 16 metais mano buvo paskutinis išgerimas, jo, susitikinėtinai su manim nepanoro, bet tiesiog žinutėmis susirašėme ir jinai pasakė, viskas jau senai atleista, pamiršta tas elgesys. Ir džiaugiuosi, kad blaivėjai, nes mačiau, kad turi problemų. Dar vienas toks buvo įdomus dalykas, prieš 13 metų irgi per išgertuvės buvau, kaip čia pavadinus, nuviliojęs moterį iš savo draugo. Išgertuvės, pas jo santykių krizę ir jo moteris, tu man patikai, visą kitą ir aš tas pats godėjęs. Ir tam draugas vadinasi, tam draugui volioju durniu, kad aš tavo geras draugas, o už akių susitikinėjau su ta jo moteriam. Tam 2 metus susitikinėjau. Tai ne vieną kartą man teko su tu draugu. Jisai manęs ilgus metus nekentė, iš tikrųjų, buvo už ką. Va čia ir ta paleistuvystė, čia tas svetimavimas, tai lygiai tokia pati paleistuvystė. Ir susitikęs su to bičiuliu, tai iš pradžių pakalbėjom apie alkoholizmą, pasakiau tiesiog, kad jeigu tau reikės pagalbos, visą laiką gali kreiptis ir kažkaip tai ištraukiau knygą ir jisai, paskaitam biškį knygos, ten neištraukau, sako, padovanok man knygą šitą, noriu. Ir jo savo knygos darbinės nepadovanau, bet praėjus porai mėnesių padovanau jam naują knygą ir tai buvo matyti viskas, ko aš galėjau jam bent tokiu būdu perduotą žinią. Gal kada nors taip suveiks, kad jam prireiks. Nežinau, čia jau ne mano reikalas, čia jau jo ir Dievo reikalai. Bet kaip jisai sako, tai viskas pamiršta, kas buvo. Bet tada aš iš tikrųjų daug jam skausmo suteikiau ir viskas sugrįžta bumerangu iš tikrųjų. Ir tie mano vėlesni pseudo įsimylėjimai buvo su analogiškom situacijom, kad aš kentėjau panašiai, kaip kažkada tai buvau suteikęs skausmą kai kuriem žmonėm. Ta prasme, sugrįžta. Aš jau būnu tam šiek tiek pasiruošęs, jau šiek tiek apsveikęs ir atrodo jau paskutinius ten porą metų nieko blogo nedarau, bet vis tiek įkliūdavau į tokią situaciją. Ir matau netgi kai kur netgi vardai sutampa, tai prasme dalyvaujančių žmonių. ir prisimenu, prieš 6 metus buvo ir panašus vardai, panaši situacija, tik dabar aš toje, kankinio rolėje. Ir tenka atkentėti, tekdavo labai atsimelst. Ir geriau padaryti 9 iš anksto, netempti ilgam laikui, kad paskui už 5 metų ten nereikėtų atlikti. Kad ir toj situacijai, kur darbė, kur prieš porą metų, tiksliau anais metais, kai išėjau iš darbo, aš pasakiau tai moteriai, už tai, ką padariau, atsiprašau, ir tiesiog nebesikišiu daugiau tavo gyvenimą ir išėjau iš darbo. Tai ir 10 žingsnis. 10 žingsnis tai ir yra tas stebėjimas pastovus savęs, kad jeigu kažkur tai prisidirbau, tai geriau iš karto atsiprašyti, kad netempti į kitą dieną, ar tuo labiau į kitus metus. 11 žingsnis malda ir meditacija. Tai iš tikrųjų mano gyvenime dabar yra daug
maldos ir ne tiek daug meditacijos. Meditacijos ta standartinė prasme, nes aš vis įsivaizduodavau, kad meditacija, jeigu jau medituoti, tai reikia 2 valandom atsisėsti į tą lotoso pozą ir tada gaudavau kažkokius tai ten bangas, o jeigu 2 valandas nesigauna, tai geriau neapsimoka net pradėti. Kam čia žaisti čia dėl 5 minučių. Tačiau, kaip minėjau, maldą pradedu kiekvieną rytą ir dienos bėgėje meldžiuosi tikrai ne kartą, kaip minimum 14 kartų ir tai jau yra virš metų. O meditacija man labai patinka, kad yra banalus, elementarus pasivaikščiojimas miške. Ramybėj, pasivaikščioti miške, būna atsisėdu ant suoliuko ar ant kelmo ir papraktikuoju. Po 5 minutės, po 2 minutės, po 10 minučių. Paskui gali medituoti ir troleibuse. Jeigu dvasinė būsena gera, tai nebesvarbu, kas ten aplinkui dedasi, kas ten mane erzina, neerzina, tiesiog išlaikai tą ramybę ir viskas tvarkoja. Ir 12 žingsnis tai žinios perdavimas. Tai elementarūs dalykai, ką darau dabar. Ir po ilgo laiko gavau, nežinau ar ilgam, neilgam, bet Dievas atsiuntė globotinį. Kažkaip labai paprastai, po naujokų susirinkimo priėjo žmogus ir tiesiai šviesiai pasakė: Martynai, norėčiau, kad taptų mano globėju. Reiškia. Nes neperdodant žinios, iš tikro tai drasko iš vidaus. Šiandien dienai pas mane yra 8,5 metų įvairios blaivybės. Įvairios ta prasme, kad buvo ilgas laikas ir sausumo periodo. Būdavo, kad aš programoje, paskui mane pagiria kas nors ir aš galvoju, viskas gerai, galima biškį pailsėti. Nutoldavau, būdavo taip nutoldavau ir 1,5 metų. Paskui aplinkybės priverčia vėl tenka sugrįžti. Labai įvairus tas mano, tikrai tas bipolinis veikimas. Bet, žinia reikia dalintis, nes gaunu, aš kokias dovanas turiu šiandien, tai yra gyvenimas. Tai yra gyvenimas ir įrankiai, kuriuos aš galiu taikyti ir tvarkosi mano būsenos. Jeigu kažkada man sakydavo daktarai, kad tau be stiprių vaistų neįmanoma bus, tai šiandien dienai man jų nereikia. Aš turiu žingsnius, tas pats 4 žingsnis malda, 5 pakalbu arba su kitu alkoholiku, arba su globėju, pasimeldžiu, ką man jie, tarkim, situaciją palėtė ir žiūriu, kam galiu būti naudingas. Ir ką duoda 12 žingsnių, palaipsniui įrašinėja naują programą. Nes, kaip ir minėjau, nuo pat ryto pas mane vis veikia ta sena programa, alkoholizmo, savęs naikinimo, aš atsibundu ir su manim atsibunda mano liga. Aš nežinau, nuo ko atrodytų, nežinau, nuo ko pradėti, galva tokia nestabili, bet nuo pasijungimo prie Dievo. Jeigu aš pradedu, tai pabiški dienos bėgėje persijungi į tą gyvenimo programą, 12 žingsnių. Tai nežinau, ką čia pridurti, kažkaip tai esmę papasakau. Tai gal tiek, dėkui, kad paklausėt. Ačiū tau, Martynai. Turime dar laiko, kokių minučių 15, turbūt turit daug klausimų, patogių, nepatogių. Prašom klausti, Martyno. Klauskit. Dabar vėtėsi? Ne. Nėris alkoholikas. Sveikis. Kas nutiko pirmam globėjui? Tai globėjui tai nieko nenutiko. Aš taip atmestinai ėjau žingsnis. Tai dabar, tiesiog globėjas kitoj grupėje ir santykis, jau su pirmu globėju nutrūko. Tas pirmas globėjas buvo 19 metais, tai palaikau ryšį su paskutiniais 2. Jolanta alkoholikė. Sveika, Jolanta. Ar sunku gyventi blaivybėj? Visai būna. Būna tikrai nelengva, bet vis tiek prasminga, nes tai įveikiama. Yra, kaip ir minėjau, yra įrankiai ir, kartais užeinu į tokį neviltį, bet vėlgi, ta neviltis irgi galima traktuoti kaip būdo trūkumo, kad
ai, čia nieko neveikia, ai, čia nėra prasmės, atrodo. Bet, taikau įrankius ir ta prasme, vis tiek pramaša. Vis tiek ateina laikas ir pramaša tas geresnės būsenas. Ir ypač, kai atsiranda geresnis santykis su žmonėmis, pradžiai Dievas, paskui santykis su savimi, su kitais žmonėmis. Tada, pamatau prasme, kad visgi yra ta prasme. Nes palyginus su alkoholizmo vartojimo periodu, tai ten iš vis nebuvo jokių prošvaisčių. Mane seniai nebeveikia tos iliuzijos, kad čia kažkoks tai pergalės gėrimas ten su vynu prie baseino, va šitas pseudo dalykai, kurie įsirašė nuo paauglystės. Man vienodai, aš alkoholį matau parduotuvės, man tai yra nuodas. Ir ten grįžti aš nenoriu ir tai būna įvairiai, bet būna ir labai džiaugsmo nemažai. Ypač būna dažnai tėvai džiaugiasi, pas tėvus užsuku į svečius. Tai yra stiprus indikatorius. Jeigu su tėvais pas mane jau santykis, tarkim, gerėja, pastebi, kad aš ramesnis, tai reiškia, programa gerai veikia. Jeigu kažkur tai vėl pradedu kaltinti, įsižeidinėti, pykti, reiškia, kažkur tai truputėlį vėl šlubuoju. Tai va. Vladimiras alkoholikas. Sveikas. Minėjai, kad 3 kartus žingsnis. Ja. Tai klausimas, su kiekvienu kartu ta blaivybės kokybė gerėja, ar tiesiog 2 kartus atmestinai ir jau 3 tau perėjo ir tada jis suveikia taip, kaip turėtų suveikti. Tikiuosi supratai. Jo. Iš tikrųjų, kiekvieną kartą žingsnis ėjau taip, kaip aš sugebėjau geriausiai. Pirmą kartą, kaip minėjau, buvo tas romanas ir su svetima moterimi rašytų žingsnį. Aš negalėjau atsiknysti nuo tos moters, aš nieko negalėjau padaryti, bet tai davė rezultatų. Tas nesažiningumas davė rezultatų, paskui buvo vėl psichiatrinė. Toliau antrą kartą, 1,5 metų mes ten su globėju kankinomės, aš tikrai stengiausi kaip galėjau. Ir vėlgi pakliūdavau dėl kažkokių neatidirbtų dalykų, kaip aš paskui išsiaiškinau, kodėl aš pakliūdavau į tos toksinius santykius. Nes būdavo daug nesutvarkytų reikalų su mano tais būdo trūkumais ir su giminėm. Begalė kaltinimų, tetom, kad lygino, visą kitą. Ir man norėdavosi kompensuoti, surasti vertą partnerę, kad įrodyt visiems, kad aš galiu geriau ten negu jūs. Ir kol šitie dalykai su programos pagalba nesitvarko, tol aš linkęs pakliūti vėl į tas situacijas. Tai jau 3 globėjas, aš jau, tai nebuvo įėjimas dėl bajerio, kad praėjau 2 ir iš karto 3 kartą einu ant bajerio. Tai jau buvo būtinybė išgyventi, nes jau ne jokai buvo. Ir, kaip čia pasakius, kiek aš dirbu žingsniuose, tiek ir rezultatų. Ir viskas. Ačiū. O tie gal pirmi 2 globėjai nepasakė to kažką? Geras klausimas. Sakė, apie pasakymę sakė, jeigu darysiu. Tiesiog pirmame dėl savo kai kurių būdo įdų, pirmame nemačiau autoriteto. Su antru labai ginčytis pradėjom, ypač kai pradėjo reguliuoti santykius. Tai paskui tik tai atėjo suvokimas, kad man turi būti vienodai. Ten ne autoriteto ir ne tėčio ieškoti globėjo, nes pas mane buvo toks polinkis. Reiškia, su tėvu nebuvo ten kažkokio tai ryšio vaikystėje, surasdavau globėją ir kad jisai man būtų kaip tėvukas arba vyresnis brolis. Tai paskui atmečiau šitos dalykus ir mano pagrindinė esmė, kad man globėjas supažindinti su žingsniais ir išmokyti naudotis įrankį. Tai viską man sakė, tiesiog neklausiau. Galvojau, kad kažkaip praslysiu. O kodėl tu manai, tau psichoterapija tai nepadėjo, kad ten lankysi pas psichoterapeutus? Aš manau, kad gal ir padėjo, bet ilgalaikį perspektyvoje man vis tiek vėliau tapdavo blogai ir man reikėjo žingsnių, tai yra dvasinės programos. Nes liga iš esmės yra dvasinė ir dvasiniais įrankiais jinai gydoma. Jau psicho visi šitie dalykai, paskui. Aš buvau sutikęs psichologų, kurie man sakydavo, wow, koks tu
psichodinamiškos. Bet tai be programos užaugindavo puikybę, kad aš va psichodinamišką žinau geriau negu kiti. Ir aš ne vieną mėnesį, tarkim, taip sėdėdavau su tokia nuostata, kad aš vis tiek žinau geriau negu jie. O paskui tenkas tapatintis, ieškoti panašumų su kiekvienu to alkoholiku ir kaip ir aš, ir remtis programa. Nieko blogo po programos nematau nueiti pas psichoterapeutą, tai labiau jeigu yra tų gretutinių visų ten diagnozių bipolinių, ten šizofrektinių ir taip toliau. Bet man yra pagrindas dvasinė programa 12 žingsnių. Tu turbūt žinai, kad priklausomas žmogus negali 5 minutės prie psichologo kabineto pasėdėti ir jau žinot geriau, net užėti į vidų nereikia. Už psichologą? Nu taip, arba už psichiatrą. Nu jo, su nuostata, kad reikės dabar čia suvartyti šitą psichiatrą. Ir beje, tas psichiatras iš Naujosios Vilnios, aš jam dariau 9, skambinau, aš kai kurios dalykus atsiprašiau, nes aš jį buvau apkalbėjęs ir jisai man pasakė, na, žinai, Martynai, jaučiau įtampą su tavimi bendraudamas. Pripažino. Bet, įsilygino su jo irgi. Sunki liga iš tikrųjų problema, sunki liga. Kartais dasikasti iki manęs kaip iki alkoholiko, kartais banalūs dalykai daeina labai sunkiai, nes iš tos net ne tai, kad puikybė pavadinčiau garbėtroškystė, yra toks labai paskudnas būdo bruožas, kad man norisi visą laiką garbės ir norisi būti už kitus geriau ir žinot geriau ir tai labai veda į atskirtį, nes kartais man nedaeina banalūs dalykai. Dar paklausė man alkoholikas, sakyk, jis turėjo globėjus, ar tu pats nebijojai globot? Pasiimk globinuką. Kai po ilgos pertraukos prie manęs priėjo globotinis, tai žinoma, viduj kažkokio tai kylo, kaip bus, kaip nebus, bet kai jisai priėjo drąsiai ir tiesiog tiesiai šviesiai paprašė, noriu, kad būtų globėjo, aš jau matau, jau Dievas atsiuntė, reiškia, reikia su to dirbti. Ir toliau paskambinau vienam globėjui, antram, sakau, pakalbėjau, sakau, jeigu ką, jeigu kils kažkokių klausimų eigoj, sakau, visą laiką gali paskambinti, pasitart, ir viskas. Ir vienas globėjas, tas antrasis, su kuriuo ilgai kankinaus, jisai pasakė taip, sako, prisimink, kad žingsniais vedi jį ne tu, o Dievas, o tavo darbas tik parodyti. Tai aš turiu neįeiti Dievo rolę irgi, nes prieš 5 metus turėjau globotinių, tai pakliūdavau į tos tokius pastus. Dabar tai aš išmokysiu visko, ko žinau pats. Dabar tai aš būsiu geriau ir globėjas, ir psichoterapeutas, ir, tai neveikia. Nei kai aš darau, taip neveikia, nei kai kiti tai man darė, tai neveikia. Man reikia atpažinti, kur mano darbas yra parodyti, o kur yra jau Dievo reikalai. Tai gal klausimėlį dar vieną, jau įsivažiavom. Dar turim porą minučių. Klaudijus priklausomas. Sveikas, Klaudijus. Ačiū, kad tarnauja. Ačiū tau. Galiu pasakyti apie baimės 4 ir 5 žingsnį, su kuriuomis susidūrė. Apie baimės? Tai esminės baimės yra kokios. Vienatvės baimė, kaip sako, baimė, kad negausiu, ko noriu, ir baimė prarasti, ko neturiu, bet iš viso to išeidavo labai daug, kaip batrioška. Tarkim, parašydavau vieną baimę. Bijau mirti. Paskui ten bijau bijau, kad liksiu be pinigų. Tokias banalios baimės, kurios labai įsivažiuoja ir kurios man neduoda ramybės ilgalaikį perspektyvai. Tai, su malda ir vienos maldos dažniausiai nepakanka. Jas išlenda vėl ir vėl. Turiu jom pasidalinti su kitais žmonėms, su kitų alkoholikų ir imtis veiksmo, kad situacija keistųsi. Dar yra klausimų? Martynai, kaip dabar pas tave su antra pusė moterim? Taigi klausia, ar vedęs, sakau, nevedęs ir neturiu antros pusės ir nenoriu lysti į tokius dalykus, kaip lindau kažkada, nes tai man mirtinai pavojinga.
Tai dabar tikrai labiau laiko skiriu programai, sveikimui, nes tai yra pagrindas. Santykiai negydo. Mano atveju santykiai negydo alkoholizmo ligos. O tik tai pagilina. Jeigu nėra programos Dievo, tai santykiai pagilina priklausomybės lygą. Nu, mano atveju taip. Ir dar vienas momentas labai svarbus. Nėra taip, kad reiškia man blogai ir aš turiu susirasti panelę ir tada viskas bus gerai, o visas pasaulis eina nadžiar. Ne, aš turiu mokytis bendradarbiauti su visais žmonėm. Tada vat keičiasi ir tie dalykai. Santykiai nėra butelis, nes galima į tai žiūrėti kaip į tą patį butelį, į tą patį vartojimą ir likti su tais pačiais rezultatais kaip ir su alkoholiu. Ačiū tau, Martynai, už išsamų pasidalinimą, už atsakymus į klausimus. Ačiū Jums visiems.